Tai va, tai pašnekėsime truputėlį taip trumpai, daugiau paliečiant teisės aktus ir įsakymus apie gydymo eskalavimus, deeskalavimus, neeskalavimus ir tokių pacientų trumpai gaivinti ar negaivinti. Tai va, kaip tik paminėjai žodį reanimacija, tai su nauju 22 metų teisės aktu mes tokia jau einam, kaip sakyt, daugiau link intensyvios terapijos nuo reanimacijos, nes ta reanimacija likus pagal seną tarybinį tokį užvadinimą, bet reanimacija nėra tolygu intensyvi terapija, nes intensyvi terapija yra intensyvus pacientų gydymas, o reanimacija daugiau čia kas liečia gyvenimo reikalus. Tai pagrindinis teisės aktas ir įsakymas, kuris dabar reglamentuoja pacientų intensyvioje terapijoje gydymą, tai yra toks V465 keiksmažodis, kuris skamba dėl intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų ir intensyvios terapijos priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų aprašų patvirtinimo. Kas dabar svarbiausia iš šito skyriaus dalis, apie kurią mes dažnai šiuo metu šnekam ir su terapiniais skyriais, ir skubios medicinos pagalbos skyrium, ir su ypač chirurginiais sunkiau sekasi, bet bandom irgi šnekėtis. Tai intensyvios terapijos 6 skyrius tai yra intensyvios terapijos paslaugų indikacijos ir teikimo reikalavimai. Tai 24 punktas apibrėžia, kokios paslaugos yra teikiamos. Tai yra pacientams, kuriems susitiktas organų funkcijos sutrikimas ir reikalingas intensyvus būklės stebėjimas ir arba gydymas, kuris gali būti taikomas tik intensyvios terapijos padalinyje. Tada taškas 2 punktas. Pacientai po operacijos, kuriems dėl operacijos trukmės ir arba apimties reikalingas intensyvus būklės stebėjimas ir arba gydymas. Ir 3 punktas, tai kritinės sveikatos būklės pacientams, kuriems reikalingas gyvybės palaikymas, intensyvus būklės stebėjimas ir gydymo būdai, kurie gali būti taikomi tik padalinyje, esant mediciniškai pagrįsti tikimi iš esmės pagerinti arba visiškai atkurti paciento gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas. Gyvybės palaikymas apima plaučių invazinę ventiliaciją, trūkstamą pakaitinę inkstų terapiją, invazinį hemodinamikos siekimą agresyviomis hemodinamikos intervencijoms valdyti, ECMO, intraortinę kontrapulsaciją ir kitų kritinių būklių gydymą. Ir iš karto atsakymas yra punktas, kad pacientam, kuriems tas gydymas nėra tikslingas, jie truputėlį vienas su kitu lengvai oponuoja. Tai už tai nėra taip juoda balta čia ir čia yra ganėtinai visokių gepų ir vietos interpretacijų. Nes 25 punktas kalba tai, kad lėtiniam ar netikslingas gydymas intensyvioj terapijoj, esant lėtiniam ar ūmiam negrįžtamam centrinės ir ar periferinės nervų sistemos pažeidimui, lėtiniam ar ūmiam negrįžtamam širdies, plaučių, kepenų, inkstų ar jų derinių pakankamumui, nesančių organų ar jų kompleksų transplantacijos ar ambulatorinės pakaitinės terapijos galimybių. Tada 2 punktas. Terminaliniai ligos fazėje, kai yra išeikvotos patogenetinės gydymo priemonės ir nėra pasveikimo galimybės. 3 punktas. Dideliam senatiniam silpnumui išsekimui, kuris vertinamas pagal klinikinio trapumo skalę. Tai daugiau 6 balais. Tai šita trapumo skalė yra vienas pagrindinių faktorių, kuriuo vertinant dabar intensyviose terapijose yra pacientų taikomas arba netaikomas gydymas būtent intensyvioje terapijoje. Ir 4 punktas, kai nėra mediciniškai pagrįstos tikimybės iš esmės pagerinti arba visiškai atkurti paciento gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų ir pacientas yra užpildęs suaugusio žmogaus gyvenimo standartų patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ir čia žodžio negyvenimo forma. Tai pirmi 2 punktai kaip ir daugiau mažiau aiškus. 3 punktas apie tą trapumo skalę, kurią gan dažnai dabar minim ir kurią remiantis vertinam pacientų. Tai matosi čia. Tai realiai nuo 1 iki 5 trapumo skalės punktai yra viskas gerai, tai pacientai pilnai taikomas intensyvios terapijos gydymas. Ir čia prasideda klausimai ir tokios, kaip sakyt, ginčiai kartais nuo 6, 7, 8 punktai. Tai realiai pacientas, jeigu yra, pirmi 6 kaip ir ok, 7, 8 yra. Tie tų punktai, kurie jau, tai reiškia tie pacientai, kurie yra pilnai priklausomi nuo kažkokios tai slaugos, nuo
reikalinga jiems pastovi pagalba, jie patys nesugeba net apsitarnauti, iki tualeto net pavalgyti, tai jų gydymas intensyvioje terapijoje nėra tikslingas. Tie, kurie dar kažkiek sugeba patys namuose, kad ir namo aplinkoje, ar net išeiti į lauką su pagalba, tai jie yra kaip ir dar vis indikuotini gydyti intensyvioje terapijoje. Čia daugiau mes kalbam apie tokias lėtinės progresuojančias būklės, mes nekalbam apie staiga kilimo infarktą, kai ten pacientas yra pilnai sąmoningas lovoj gulintis, bet jie vyksta staiga kilimo infarktas ir mes jo negalim tiesiog aplenkti, negydyti intensyvioje terapijoje. Ar ten kažkokia tai ūmi hiperkalemija, kuri neaišku dėl kokios priežasties, tiesiog ūmiai ir dėl hiperkalemijos mes jau kaip negydyti irgi negalim, bet čia daugiau tas progresuojančių lėtinių ligų fone. Vieną klinikinį atvejį, kaip tik aš turiu tokį pavyzdį, aišku, jisai gal daugiau čia liečia stacionaro atvejį, SMP skyriuje tokių pavyzdžių šiuo metu, atsimenu porą variantų, bet jų šiandien ūmiai neradau. Tai reikėtų juos dar aišku šitą paskelbti ir galėtume irgi panagrinėti. Tai čia toks pavyzdinis atvejis, iš Vilniaus kolegos pasidalino su manim, tai 82 metų vyras, iki tol gyvenime buvęs sveikas ir dar pilnai gyvenęs funkciškai aktyviai. Įvyksta jam hemoraginis smegenėlių insultas kairės prasiveržimu į skilvelių sistemą, perifokalinė edema, smegenų ir smegenų kamieno kompresija, dislokacija, transtentorinis rašutinis sutrikimas, komos obstrukcinė hidrocephalija, jau tokie diagnozai. Jisai būna pradžioje aktyviai gydomas, atliekama jam neurochirurginė operacija, tačiau po operacijos jisai išlieka su ryškiu neurologiniu deficitu, suformuojama tracheostoma ir jisai patenka į neurochirurgijos skyrių, kuriame jo būklė yra blogėjanti, pacientas sąmonė išlieka panaši, prasmingumo infarkto nėra, tačiau blogėja kvėpavimo funkcija, stebima hipotenzija, ritmas 60, deguonies didintis poreikis, saturacija 80-90, iškvėpavimo trupų gausiai siurbiasi kraujingas pūlingas sekretas, karščiavimas, galimai dar prisidėjęs sepsis. Ir kviečiamas yra konsiliumas ir ką daryti su tokiu pacientu. Ir čia dabar mes dažnai tokią turim, tokių, kaip sakyti, ypatingai kas liečia chirurginius, galbūt su terapiniais ir mes labiau su šito klausimu susitarėm su darbo mūsų požiūriai, su chirurgais laikai yra sunkiau ir pavyzdinis toks yra kaip ir sprendimas mūsų požiūrių žiūrint, kad apsirašoma, kad specifinio etiopatogenetinio gydymo galimybės įsemtos, galimas kaip simptominis gydymas, smegenys pažeistos negrįžtamų išeminių pakitimų, indikacijų pakartotiniam chirurginiam gydymui nėra. Būklė sunki, prognozė bloga, kadangi ligonis nėra kontaktiškas palikimų nevykdytų indikacijų stacionariniam reabilitacijos skyriuje nėra. Pacientas negali savim apsitarnauti, reiškia, jis yra tikrai 7-8 balų pagal trapumo skalę, nors jis prieš tai buvo sveikas, tačiau liga šiuo atveju yra stipresnė, negu jis pats gali grįžti, jis negali grįžti į tą pilnavertį gyvenimą. Ir tinkamiausia vieta slaugos ligoninė, o būklei blogėjant gydymas intensyvios terapijos skyriuje būtų perteklinė priemonė, nekeičianti ligos prognozės ir baigties, todėl nėra indikuotinas. Ir paliekamas paciento tolimesnis gydymas neurochirurgijos skyriuje, jis toliau aktyviai gydomas, tačiau nėra imamasi agresyvių priemonių, kurios imamos intensyvioje terapijoje. Ir tiesiog, aišku, baigtis tokiu atveju dažniausiai kaip ir aiški. Dabar kas liečia tokią gydymo eskalaciją skubios medicinos pagalbos skyriuje, tai čia vėlgi yra, kiekvieną kartą yra individuali situacija ir mes to visų baigčių nenumatysim. Svarbiausias, aišku, tiek dalykas pagal įmanomas galimybes įvertinti paciento anamnezę. Tai pradinė informacija iš GMP, iš kur jis atvežtas, ar iš namų, ar slaugos namų, gal jis ir iš globos ligoninės. Jeigu yra kažkokie artimieji, tai kuo greičiau, kuo to tokia trumpesnė greitą informaciją iš jų gauti. Čia aš kalbu apie tos pacientus, kurie yra jau palei intensyvios terapijos atrodo kaip ir atitiktų, bet reiktų surinkti jų kuo didesnę trumpą greitą anamnezę. Aišku, informacinė erdvė, sveikatos
esyje buvusios epikrizės, jeigu tai yra leidžia galimybė. Ir kaip mes vadinam, anesteziologai, neonatologai sako, reikia skubėti lėtai, tai tokiem pacientam, jeigu yra kažkokių raudonų mygtukų, kad jis galbūt yra slaugomas, pacientas jau yra lėtiškai blogėjantis, reikėtų kviestis intensyvios terapijos gydytoją kartais dėl paciento, dėl apimties gydymo skalavimo. Ir ar mes jam galim padėti šiuo atveju, ar tas gydymas bus tiesiog jo gyvenimo prailginimas savaitę, dviem ir daugiau kančių pratęsimas negu reali pagalba. Tai mūsų tokia, kaip sakyt, noras, kad mes kartais tuose procesuose irgi padalyvautume, ypatingai kai pacientai atvyksta iš slaugos namų, tai tą situaciją mes galėtume galbūt kartais ir bendrai pažiūrėti ir neskubėti jų ypatingai intubuoti, nes intubavimas mūsų iš karto apsunkina, kad mes nebeturim kelio atgal, jeigu jisai yra iš viso toks lėtiškai blogėjantis ir tas vamzdžio ištraukimas ne visą laiką įmanomas. Prie kartais galvos kažkokių tai patologijų, tai jeigu išlaiko savo kvėpavimo takus ir pakankamai gerai kvėpuoja, tai mes dar tam turime šansą ištraukti, jeigu yra lėtiškai progresuojančios ligos, tai mes galim septonožinės ištraukti ir tada jisai pasmerkiamas ventiliatoriaus gulėti intensyvioje terapijoje ir tada jau kaip ten kas jam sekasi, priklausomai dar šiek tiek ir nuo gydytojų ir taip toliau, nuo kiekvieno noro požiūrio ir tą gyvybę ir tą visą pratęsimą proceso. Tai mūsų šitoje vietoje bus tokia mintis ir klausimas dar gaivinti ar negaivinti trapų pacientą su negrįžtamomis būklėmis. Skubios medicinos pagalbos skyriuje, kaip sakant, kol kas nėra jokių kitokių galimybių reikia gaivinti, kadangi negaivinimo protokolai gali būti užpildomi tik tais kiekvieno stacionarizavimo metu yra pildomas naujai negaivinimo protokolas, kuris negalioja naujam stacionarizavimo etapui arba pervažiavus iš ligoninės į ligoninę. Todėl SNP skyriuje šiuo atveju gaivinimas privalomas, bent jau, kaip sakyt, popieriuje, tai tikrai, bet vėlgi mes žinom, ten pagal situacijas, infarktas yra vienas dalykas, o lėtinis širdies nepakankamumas su lauku blogėjantis pacientas ir tiesiog egzituojantis yra kitas dalykas ir jo gaivinimas, mes suprantam, kad nėra efektyvus ir yra neviltiškas. O ligoninės stacionare, kas liečia, tai būtų labai fainai, mes susirgytume iki galo visus ligoninės negaivinimo protokolus, pasiektume tvarką ir kad galėtume konsiliumo metu planiškai susitikę dienos metu užpildyti konsiliumą ir spręsti jo tolimesnį gydymą ir kad globas ir tolų negaivinimą. Ir čia svarbiausias, kaip sakau, key momentas, tai yra dialogas su pacientu ir jo artimaisiais apie gydymo galimybes ir gyvenimo pabaigos klausimus. Nes, kaip sako statistika, apie 80% skundų kyla iš blogos komunikacijos arba nekomunikacijos. Tai mes, jeigu gerai komunikuojam su pacientu ir artimaisiais ir aptariam, kad tas gydymas daryti viską, tai nėra tolygu paciento gyvenimo kokybiško gyvenimo pratęsimas. Kartais daryti viską yra beviltiškas savaitės, dviejų pratęsimas kančių ir paciento bereikalingo prasmės to dažnai net ir nėra. Ir mes intensyvioje terapijoje tikrai tą matome ir daug tokių pas mus likę kanonų, kad daryti viską, bet tikrai tas darimas visko turi būti apgalvotas ir su protu ir tuo pačiu tai yra ir išteklių klausimas, ir personalo klausimas, ir vaistų ir viso kito klausimai. Ir galbūt vietoj to, kad mes kažką darom papildomai, perteklinai vienam pacientui, mes galim geriau padėti tam žmogui, kuris perspektyvai turi daugiau ir kažkokį tai tyrimą ar tą patį magnetinį ar kompą kažką suteikti daugiau. Tai mūsų noras, kad mes daugiau komunikuotume, bendrautume su skubios medicinos pagalbos skyriumi lygiai taip pat, nes yra tų pacientų srautas tikrai nemažas. Čia galbūt dar reikalinga ir didelis darbas su slaugos įstaigom, kurios labai aktyviai turbūt tus pacientus vežioja, kaip mes pastebim, didelis srautas jų yra, tai reikia su jais turbūt irgi dirbti, šnekėti, bet čia jau reikia, aišku, administracijos daugiau lygmenį, negu mes galim gal kažkokią irgi švietėjišką daryti su jais kažkokią veiklą ar kažkokią pranešimų paskaityti, tai